Vykstu į šiaurės Irako kalnuose stovinti nediduką ir jaukų Šuš miestelį. Čia vaikščiodamas siauromis miesto gatvelėmis pritraukiu daug vietinių žmonių žvilgsnių. Kažkiek nejauku, tačiau visi geranoriškai šypsosi ir pasisveikina arabų kalba. Taigi jaučiuosi maloniai priimamas. Slankiodamas siauru tarp namų einančių takeliu prieinu maršruto pabaigą. Priekyje stūkso statūs kalnai. Jų planuoju apsisukti, tačiau kiemelėje sėdinčios kurdų moteris mane geranoriškai sustabdo. Sako, kurgi eini, esi mūsų svečias, prisėsk ir pasivaišinki. Šiam kaimelį vietiniai pasiūlė pasivaišinti tradicinių blynų įdarytų ožkos sūrių. Tai su malonumu sutikau, dabar kepa. Ragaujam. Labai karštas. Labai skanus šiaip sūris. Rūgštokas, bet kietas. Tradicinis Šušo kaimelio patiekalas. Labai gausiai vaišina kaime. Jau antrą blyną valgau. Labai skanus. Bei labai įdomus kaimelis, ne? Už nugaros kalnai. Sakė, augina ožkas, avis ir dar šiek tiek javų. Bet jau ne čia žemiau. Vairuodamas Irako keliais išgirstu riaumojančius automobilius. Kadangi mėgstu autosportą, tai sustoju ir nueinu pasižiūrėti, į kągi ten spokso būrelis irakiečių nuo kalvos. Apačioje gaudžia galingi visureigių varikliai. Perdaryti automobiliai ir bagiai bando užvažiuoti ant trupančių kalvų šlaitų, sukeldami vietinių žiūrovų šūksnius. Visur gausybė dulkių, bet tai ne motais. Irakiečiai pakankamai neatsargus ir stovi ant tos dalies, kur turėtų užvažiuoti visureigiai. Na bet kažkaip viskas sėkmingai jiems klostosi, visas adrenalinų persismelkęs būrelis greit išsilaksto, kuomet visureigis jau būna netoli jų. Smagi pramoga pasižiūrėti tiek jiems, tiek man. Stebiu vyriškas linksmybės Irake. Važiuojam. Nepavyko. Vairuodamas Irako gatvėmis nuolat stebiuosi, kaip čia nesaugu. Autostradose automobiliai nuolat važiuoja priešingą kelio pusę, naktį geriau išvis nesakysiu, kaip važinėjama, be šviesų arba akinama. Irakas yra vienas lyderių žūvančių autoįvykiuose pasaulyje. Mane stebinantis dalykas yra nesaugus keleivių vežimas. Dažnai automobiliai perkrauti ir ne tai, kad vaikai nesodinami į specialias kėdutes, bet netgi niekada neprisegami saugos diržais. Kaip jau matėte, saugos diržai dažnai neveikia, o jeigu ir veikia, taip dulkėja, nes nenaudojame. Dažnas būna persivertęs per langą ir mosuoja rankomis. Na tiesiog trūksta žodžių. Štai matote, viena mergaitė linksmai landžioja per langus, važiuojant daugiau nei 100 km/h greičiu. Šitoj kelioniai daugiausiai gyvenime kartų esu pasą rodęs policininkams. Gal kokių 40 kartų jau tikrina. Ir visada tas pats. Fotografuoja pasą, kažkam siunčia bosui per WhatsAppą, klausia duomenų, kur gyveni, ką veikia. Labai dažnas ir jeigu kelionė turėtų trukti 2 valandas, tai trunka apie 4. Kas galėjo pagalvoti, kad Irake vieną dieną 45, o kitą taip lietus pliauta. Na teko sustoti, dabar palauksiu, kol didžioji banga baigsis, tada žiūrėsiu, ką veikti toliau. Mieste ir šiandien jau buvo vėsu. Vakar 35, o šiandien pusė tiek liko, tik 17. Atėjau į didelį restoraną. Patiekalai visumoje panašaus stilistikos, tik tai aišku skaniau bus pagaminti. Pirmą paragausim sriubos. Labai skaniai daržovių, kaip pasiilgau, nes visur tik lęšiai visoje kelionėje. Ačiū.
Appetizeriai. Su baklažanais, cukinijom, paprikom. Labai skanios salotas. Atnešė antrą patiekalą. Pasižiūrėkit kokią dydžią. Vien lėkštės, padažų, pupelių, visokiausių. Čia šparaginį matau, čia baklažanai ir štai šis. Nežinau, čia 5 žmonėm turbūt. Šiaip nebrangiai kainuoja. 14 eurų šitą lėkštę, cėla višta su 5 rūšių ryžiais. O kai prisivalgiau, panašu, kad šiandien jau kelionę stabdysiu. Dar deserto paragautą atnešėm. Sluoksniuota tešloje, kažkoks sūrio įdaras ir apipiltas skystų cukrumi. Šiaip labai skanu viskas buvo, bet labai daug. Kaip galvojat, kiek sumokėjau šitam restorane? 37 000 Irako dinarų. Tai yra apie 25 eurus. O maisto kiekis 4-5 žmonėm net. Gera kaina ir restoranas geras. Atvykau į Suleimanijos karo laikų muziejų. Matote visus automobilius ir techniką ir patrankos likę nuo Irako karo laikų. Žiūrėkit, kokie tankai galingi. Sienos pastatų aplinkui apšaudytos. Didelio kalibro ginklai šaudydavo. Žiūrėkit, net ranka telpa į vidų. Persijos įlankos karas. 1990 metais Irako karinės pajėgos įsiveržė ir užėmė Kuveitą. Kuveito valdovas su karinėmis pajėgomis pasitraukė į Saudo Arabiją. Per Irako invaziją žuvo apie 1000 kuveitiečių, 300 000 tapo pabėgėliais. Dėl didelių ekonominių interesų 30% JAV naftos importo sudarė naftą iš Kuveito. JAV subūrė plačią tarptautinę 35 valstybių koaliciją, kurią sudarė beveik 1 milijonas karių. Karas pasibaigė sėkmingai. Taigi buvo JAV užsienio politikos ir karinės galios triumfas. Po karo prezidentas Bušas pasiekė savo didžiausią populiarumą, o karinės pajėgos reabilitavosi po sunkaus ir skaudaus pralaimėjimo Vietnamo kare. Pergalė Persijos įlankos kare buvo itin svarbi po Vietnamo karo krizę išgyvenančiai JAV kariuomeniai. Muziejuje eksponuojami ne tik tankai, tačiau ir kankinimų kambarys. Matote, eksponuojama, kaip buvo elgiamasi su suimtaisiais. Per Persijos įlankos karą Kurdistanas palaikė Amerikos vadovaujamą koaliciją ir išstūmė iš savo krašto federalinį Irako kariuomenę. Per 2014 metų ISIS puolimą Irako Kurdistano kariuomenė kariavo kartu su JAV prieš teroristus. Dabar jis yra JAV įtakos zonoje. Erbilis buvo viena pagrindinių vietovių, į kurią žmonės bėgo nuo ISIS kovotojų, tiek iš Sirijos, tiek iš kitų Irako miestų. Ypač daug čia atvyko krikščionių, kurie buvo persekiojami ir skerdžiami Sirijoje ir kitose ISIS užimtose teritorijose. Erbilis tapo tranzitinė stotelė milijonams žmonių, siekiant išvengti teroristų susidorojimo su kitatikiais. Dabar tai didelis, modernus miestas su gražiu senamiesčiu. Yra labai daug užtvankų ir esu dabar prie ežero, kur užtvankta upė ir padarytas vandens telkinys. Graži vieta. ISIS kovotojai vis dar aktyvūs kaimiškose vietovėse su netolygiu reljefu, kas suteikia jiems laisvę judėti ir planuoti atakas. Tarp jų yra dykumų ir kalnų provincijos. Šios nedidelės džihadistų grupelės planuoja veiksmus, kurie menkina valdžios autoritetą, kuria chaosą ir savivalės atmosferą, kenkia susitaikymo tarp etninių grupių pastangoms, grobia žmonės, prašant už juos išpirkos, tikslingai žudo vietinius lyderius. ISIS kovotojai vis dar turi sunkiosios ginkluotės ir geba rengti sprogdinimus ir žudimus visame Irake.
Sustojau užkandinėje, pakeliui važiuodamas pro kalnus. Nelabai daug vietų, kur yra pavalgyti, tai čia pakankamai įdomios mėsos yra. Matote, kotletas iš avienos, bet dažniausiai labai riebus. O čia iš viso, kai kurie vien riebalai. Man atrodo vienas. Matosi vištienas, čia turbūt avienos filė, gal šiek tiek vištienos. Pomidorai grilinti. Tai išsirinkau avienos mėsytę su grilintais pomidorai. Ragaujam šašlykėlio avienos. Labai skanus marinatas. Gal šiek tiek daugokai druskos, bet mėsa minkšta, sultinga. Iš tikrųjų ją rinkausi todėl, kad mačiau, kad ką tik atnešė. Tai žinau, kad bus šviežiausia. Skaičiuojama, kad kovoti už Islamo valstybę atvyko iki 40 000 užsienio valstybių piliečių. JAF yra raginusios šalis, iš kurių kilę ISIS kovotojai, parsigabenti juos namo ir teisti. Tačiau jų tėvynės nerimauja dėl mūšyje užsigrūdinusių kovotojų, parsivežimo namo bei dėl teisinių iššūkių, renkant prieš juos įrodymus. Tiek vakarų šalis, kuriuose daug musulmonų, tiek kitos islamo šalis, pavyzdžiui, nuostabios salos Maldyvai, iš kurių atvyko daugiausiai kovotojų, skaičiuojant 1000 gyventojų, susiduria su didelė problema, ką daryti su buvusiais džihadistais. Visuomenė jų priimti nenori, juos sunku nuteisti, sunku ir deportuoti. Kadangi smegenys praplautos radikalaus islamo, sugrįžę gali kelti problemų. Taigi džihadistų valstybės įskiepyta ideologija dar vis kelia didelį galvos skausmą pasaulio valstybėms. Grupuotės ideologijos pakurstyti individai visame pasaulyje vis dar vykdo išpuolius. Matote, kai vietiniai žmonės leidžia laisvalaikį prie užtvankos. Žiūri saulėlydį, rūko kalieną, čia jie pardavės, irgi neatsilieka. Tik jums dar kartą priminsiu, kad tai yra radikalusis islamas, į kurį buvo įtraukti jauni, bemoksliai, bedarbiai, iš neturtingų šeimų kilę žmonės, įtakoti labai charizmatiškų, įtikinamai kalbančių, galingų dvasininkų, ieškančių valdžios ir turtų, prisidengia neteisingai interpretuojant Koraną ir iškraipant islamo tiesas. Iš mano patirties, musulmonai visumoje yra nuostabūs, nuoširdūs, šeiminiški, dvasingi, paslaugus ir labai draugiški. Suleimanijos miesto viešbutį, labai gražus viešbutis, turėtų turėti ir vaizdą per langą neblogą. Atvykstu į Suleimaniją, senąją buvusio Kurdistano sostinę. Einu pasivaikščioti po tikrą tradicinį ir triukšmingą irakietišką turgų. Dažni spalvingųjų vaisių ir daržovių skyreliai ir įvairias mintis sukeliantis paukščių ir naminių gyvūnų skyrelis. Turgus klestintis ir mėgstamas vietinių gyventojų. Čia tiek pardavėjai, tiek pirkėjai pagrindė vyrai. Jie ateina ne tik apsipirkti, bet ir pasikalbėti, pabendrauti, visi draugiški ir pagarbus vieni kitiems. Suleimanijos centre yra gyvūnėlių turgus. Viską parduoda. Nuo triušiukų iki spalvotų viščiukų. Einam pasivaikščiosim kartu su manimi gatvelėmis Suleimanijos senamiesčio. Daug daržovių labai. Kainos manau, kad labai geros. Gražiai prisikrovęs agurkėlių. Žmonių tikrai nemažai. Po darbą apsipirkinėja.
Kišenvagių nemanau, kad čia yra. Tai kuprinės nesinešiu priekyje. Labai skaniai kvepia smilkalai. Būna šiek tiek. Toks tikras arabiškas turgus. Blizga auksai. Kvepia smilkalai. Vietiniai pardavėjai garsiai šaukia apie savo parduodamas prekes, apie kainas. Įdomu pasivaikščioti. Aukso skirelis. Ir ta pusė labai įdomi. Visur suvaikščiasi. Bandelių irgi radau. Saldumynai tai visada labai traukia akį. Ypač išpuošti įvairiausiam spalvom. Arabiško aukso skirelis. Greičiausiai, kad netikra, nes papuošalų kiekis didelis, o jokios apsaugos nėra. Įėjus į prieskonių skirelį, nuo kvapų net sukasi galva. Sunku atspėti, kokios rūšies čia prieskoniai. Turbūt didelės dalies prieskonių net nepažįstu. Irakiečiai labai mėgsta naudoti daugybę įvairių prieskonių, ne tik ant mėsos ar ryžių, bet barsto ir ant šviežiai keptos duonelės. Visuomet galima rasti riešutų skirelius. Šiuose kraštuose gausu graikiškų riešutų ar pistacijų, kurios beje parduodamos su įvairiais prieskoniais, ne tik su druska kaip pas mus. Visuomet nusiperku paragauti, labai gardus. Skirtingi prieskoniai atveria naujus pistacijų skonius. Prasideda maldos metas, tai keletas parduotuvėlių tuoj užsidarys ir šeimininkai bėgs melstis į mečetę. Ir po to vėl atsidaro. Pasiklausinėjau pardavėjų, kur galėčiau rasti pinigų su Sadamu Huseinu. Radau. Yes. Turiu dabar į savo kolekciją pasaulio pinigų. Niekada nepavargstu vaikščioti po tokius turgus. Žmonės labai draugiški, šypsosi, mojuoja, pavaišina, geriausia eiti ir nevalgysi, aišku, nes kitaip net nesinori paimti paragauti, nes labai skanus produktai būna, tai vis tiek imu ir paragauju. Bet labai spalvingas, galima pamatyti įvairiausių, apsirengusių skirtingais drabužiais nacionaliniai žmonių, o jau daržovės ir vaisiai kokio spalvingumą. Kartais net nesu matęs tokių vaisių ar daržovių. Įdomu susipažinti, įdomu ir paragauti. Kai pabūnu mečetės teritorijai, kaip gera pabėgti nuo gatvės triukšmo ir tuoj vėl išeisiu į gatvę. Pasižiūrėsit, kas darosi. Šiuo atveju tik tais šiame mieste mažai pypsi. Tai toliau galima pasivaikščioti. Pardavėjų ir viso kito tikrai daug. Atrodo, iš kur tiek pardavėjų ir ar kas nors perka iš jų. Bet nepamirškite, kad prekybos centrai ten nesunaikino mažmeninės prekybos. Ateini pas savo mėgstamą pomidorų pardavėją, pasiklausi, kaip laikosi jo šeima ir 10 vaikų, stovėdamas eilėje ir laukdamas, kol iškepsi šviežios duonos, paplepi su šalia stovinčių kaimynų. Po to nueini išgerti arbatėlės, pasisaldindamas gyvenimą pusę puodelio cukraus savo mėgstamoje arbatinėje. Čia sutinki savo draugus, jau porą valandų lošiančius stalo žaidimus. Žmogiškuoju bendravimu, nuoširdumu ir draugiškumu. Štai ko žavi irakiečiai. Kadangi šalis nėra turtinga, žmonės neskuba gyventi, nėra greito gyvenimo tempo ir retas, kuris stengiasi kuo daugiau uždirbti aukodamas savo vertybės. Irakietis neskuba, džiaugiasi šią akimirką ir tuo, ką turi.
iš turgaus, atėjau prie monumento. Čia jau ramiau. Va čia tai rimta arbatinė. Tiek daug žmonių leidžia vakarą, lošia žaidimus, geria arbatą. Išgersiu arbatėlės į arbatos aikštę. Labai gera buvo pailsėti, atsigėriau arbatos, kuri kainuoja 15 euro centų, pabendravau su vietiniais, labai draugiški visi, priima kartu. Žvilgsnius būna pakankamai sunku kartais atlaikyti, bet jie dažniausiai visi yra draugiški. Jeigu iš kompanijos vienas pradeda, o, yes, welcome, tai tada visi iš karto palūžta draugiški. Retai, kada žmonės mėgsta būti filmuojami, bet arabų kraštuose, Irake, Irane, Sirijoje, tai žmonės visada labai draugiški, labai priima. Ta, ką rašo medijoje, tai visiškai netiesa. Mažiau skaitykit, daugiau keliaukit. €1 išsispaudžiau apelsinų granatų sulčių. Visą laiką geras kokteilis. Labai skanus traškus blynas, nu įdaras taip pasai kažkas irgi. €50 už šį blyną. Esu Irako kurdų sostinėje, Erbilio mieste. Matote, man už nugaras labai gražią citadelę. Ir dabar lysiu ją, pasivaikščiosiu gatvelėmis. Pasižiūrėsim gatvės pardavėjų, ką pardavinėja, kur žmonės gyvena.
Erbilis yra vienas iš seniausių nuolat apgyvendintų miestų pasaulyje. Miestiečiai Erbilį jau gyveno prieš daugiau nei 4000 metų. Manoma, kad miesto pavadinimas kilo iš šumerų kalbos ir reiškia aukštutinis miestas. Erbilis minimas šumerų šaltiniuose, kuomet jį nusiaubė Ūro valdovas Amarsinas. Ilgus amžius miestas priklausė Asirijai. Manoma, kad Medijos karalius ir Kserksas čia įkurdinęs iranėnų tautą sagartiečius. 550 metais prieš Kristų persų valdovas Kiras didysis užkariavo Siriją, o Erbilį pavertė satrapijos sostinę. Čia gyvena sagartiečiai nuolat kėlė sukilimus prieš persus. 330 metais prieš mūsų erą netoli Erbilio įvyko Gaugamiečių mūšis, kuriame Aleksandras Makedonietis nugalėjo Darijaus III armiją. Miestas tapo ankstyvuoju sirų krikščionybės centru. Vėliau miestą valdė įvairios arabų bei turkų valstybės. Erbilis tapo svarbiu prekybiniu centru tarp Bagdado ir Mosulo. Šiuo metu tai yra Irako Kurdistano sostinė. Erbilio miesto turgus. Daug parduotuvėlių, visas po stogu, gerai, ne taip karšta. Erbilio turgus. Čia prekyba vyksta ne tik viduje, bet ir aplink. Susirenka ilgamečiai batų valytojai, gatvelėse būriuojasi mobiliųjų telefonų pardavėjai ir taisytojai. Pro juos sunkiai braunasi automobiliai ir žmonės. O kadangi žmonių daug, todėl čia atsistumia karučius ir užkandžių pardavėjai. Reikiagi užvalgyti ir pardavėjai, ir pirkėjai. Gaunasi geras žmonių kokteilis. Senamiesčio turgų juosia seni apgriuvę irakietiški pastatai, nors visumoje Erbilis jau modernus didmiestis. Populiariųjų ledų susistacijom. Sprogimai girdisi. Tauju, bandom. Labai skanu. Susistacijom ledų gabaliukai. Na ir kaipgi nenueiti iki saldumynų skyrelio. Irakiečiai moka gražiai išsidėlioti parduodamas prekes savo vitrinose, kad praeinant bėga seilė. Nežinau kokio skonio, tačiau kai kurie saldumynai atrodo kaip tikri meno kūriniai. Ragausiu tradicinį desertą. Bandom. Viršuje trapu, trašku, o pačioje sūris. Labai skanu. Tiek saldu, tiek sūru, tiek trašku.
Erbilyje. Matote, kiek žmonių renkasi į miesto aikštę prie fontano. Daugybė. Ir gerai vietų. Taigi, kelionę Irake baigiau. Lauksiu jūsų minčių komentaruose, ką manote apie Iraką ir jo situaciją. Dėkuoju palaikantiems ir nuolat skatinantiems. Tikiuosi visiems atnešu ne tik pažinimą, bet ir gerų emocijų. Keliausiu toliau, ieškosiu įdomiausių kraštų, o kad nepražioplintumėte filmų, būtinai užsiprenumeruokite kanalą ir paspauskite varpelį. Tai tiek. Iki.